Keli simptomai, rodantis, kad jūsų organizme knibžda parazitai. Pirmas simptomas yra virškinimo sistemos sutrikimai. Tai gali būti viduriavimas, tai gali būti vidurių užkietėjimas, taip pat gali būti pilvo pūtimas ar net skausmai ir pykinimas. Antras simptomas gali būti nuovargis ir silpnumas. Tai nuolatinis nuovargis, išsekimas ir neturėjimas energijos. Ne? Tai gali būti ženklas, kad parazitai siurbia iš jūsų organizmo maistinės medžiagas. Trečias sutrikimas gali rodyti alergijos reakcijas kažkokias. Tai gali būti niežulys, odos bėrimai, egzema. Taip pat organizmas reaguoja būtent į parazitų išskiriamus toksinus į jūsų organizmą. Ketvirtas sutrikimas gali būti jūsų svorio pokyčiai. Tai gali būti padidėjęs ar sumažėjęs svorio kiekis, tūris ar ne, be aiškios priežasties. Penktas simptomas yra miego sutrikimas. Dažnas prabudimas naktį, ypatingai tarp 2-3 valandos nakties, ne, dažnas prabudinėjimas ir tas toksai sunkus užmigimas. Šeštas dantų grįžimas. Tai dažniausiai netgi pastebima pas vaikučius. Septintas silpna imuninė sistema, dažnai pasikartojančios įvairios infekcijos, taip pat gali būti dėl to, kad mes turim organizme parazitus. Aštuntas simptomas tai yra nerimas ir dirglumas, todėl kad įvairių parazitų išskiriami toksinai neigiamai veikia mūsų nervų sistemą. Jeigu buvo tau naudinga ši informacija, uždėk širdelę, o galbūt pasidalink ir su savo draugais. Na, o jeigu radai nors vieną kažkokį tai simptomą, kuris atitinka tau, kad galimai tavo organizme gyvena parazitai, būtinai komentuok, parašyk, radau. O jeigu nori, parašyk man asmeniškai ir aš pasidalinsiu, kas padeda ir koks augalinis produktas labai efektyviai ir greitai išspręs šitą problemą.